tėvas tave vežasi prie jūros. Pirmą kartą. Tu nežinai, kas ji tokia, bet iš jo kalbos žinai, kad ją pamatyti labai svarbu. Didelė, pamatysi, nusivešiu, parodysiu, pamatysi, banguoja, mėlyna, vanduo, smėlis, pasivaikščiosime, gražus oras, jūra, pamatysi, viską tu pamatysi. Tai vis žodžiai, kurie veržiasi iš jo lūpų, lyg malonus ūžesys, kuris lyg iš jūros kriauklės laikomas ant patefono namų sekcijoje atėjęs gausmas. Tu sėdi ant tėvo pečių ir, pamiršęs viską pasaulyje, žvelgi jūros link. Juk nežinai, kuris pirmas dabar ją pamatys, kuris pasakys, kad tai jūra. Kas ją pirmas? Tėvas ar sūnus akimis perplauks iki horizonto, atskirs dangų nuo vandens, rungtynės be pergalės ir apdovanojimų. Nesušlap! Tu sėdi ant lovos ir, klausydamas hiperbolės dainos, žiūri į patefoną. Norėtum pridėti pirštuką prie besisukančios plokštelės, bet mama liepia šiukštu nieko neliesti. Tau atrodo, kad toje dėžėje gyvena žmonės, kurie dainuoja tada, kada mama nori klausytis dainų, bet niekaip negali suprasti, kaip jie telpa tokioje mažoje dėžėje ir kaip nepavargsta be paliovos dainuoti. Gaila išmesti. Kai užaugsi, galėsi nešioti. Namo važiuoju. Kaip sakėt? Atostogom pas tėvus, pas studijų. Kaip ir pas mamą. O tėvas išvažiavęs? Išėjo. Bet, kaip ir normalus užaugo. Žiūrėk, ten reikėtų pažiūrėti gale. Aš pati nepasiekiu. Galėsi? Aha, tuoj pažiūrėsiu. Tėvas melavo. Jokios jūros kriauklėje nėra. Pamažu ilgam visos visatos susitraukia. Išsiplečia akivaizdi realybė. Tad nusivylęs padedi kriauklę į vietą.